Labas rytas, tai visų pirma noriu padėkoti visiems atėjusiems balsuoti į antrąjį turą ir žinoma liberaliai mąstantiems žmonėms, kurie atidavė savo balsą antrajame ture už Liberalų sąjūdžio kandidatus ir už tuos 4 vienmandatininkus, kurie pasiekė pergalės Vilniuje, Kaune, mūsų kandidatas Visagine Ignalinoje ir Tauragėje, atsiprašau, ne Tauragėje, o Jurbarke. Ir taip pat už visus tuos, kurie balsavote ir pirmajame ture. Liberalų sąjūdžio frakcija sudarys 12 žmonių, tai yra, iš esmės, tokį planą savo buvome užsibrėžę. Prieš rinkimus išlaikyti dabar esamą frakciją, padidinti palaikymą didmiesčiuose, tai sakyčiau, kaip partijos pirmininkė galiu pasidžiaugti, kad pagrindiniai tikslai, kuriuos buvome užsibrėžę, jie pasiekti. Padidintas palaikymas didmiesčiuose, tai yra gera tendencija Liberalų sąjūdžių. Manau, kad mes grįžtame į tą kelią, kuris buvo šiek tiek dėl įvairių priežasčių buvome nuo jo nusukę, bet dabar tikrai turime gerą momentą, kuomet galime sutelkti liberaliai mąstančių žmonės ir manau, kad tai ir bus artimiausių metų mūsų tikslas. Taip pat džiaugiuosi ir tuo, kad mūsų strategija pasiteisino teikti prioritetą visų pirma Seimo rinkimams kaip svarbiausiams partinė prasme ir rezultatai, manau, tai paliudija, tai rodo. Gal, ponia Kairį, jums žodis dar orientuojantis ir jūsų pasirodymą vienmandatėje apygardoje? Tai sveiki dar kartą visi, tikrai dėkoju visiems balsavusiems už liberalų kandidatus, ypatingai dėkoju Kauno centro Žaliakalnio apygardos rinkėjams, tikrai buvo nuostabios 2 savaitės, daug susitikimų, gyvų pokalbių apie Kauną ir labai džiaugiuosi, kad irgi mano tie 13 metų praleisti Kauno miesto savivaldybėje, jie irgi nebuvo veltui ir tas tikrai manau, kad buvo įvertinta ir čia gal taip atrodo turbūt iš Vilniaus, tarkim, taško žiūrint, kad kažkokia čia ar sensacija ar panašiai. Nežinau, mano komanda, mano štabas, mes sąmoningai rinkome šitą apygardą, mes prognozavom tokią situaciją, mes šiek tiek bijojom pirmojo rinkimų turo, nes ten ta konkurencinė aplinka šiek tiek kitokia. Bet, kauniečiai nerinks tuščios kėdės. Ir tas buvo labai akivaizdu ir mums reikėjo tiesiog užtikrinti aktyvumą, sukeltą energiją ir manau, kad tai pavyko.